visos moteris suvokia, kad po to, kai tu apkabini savo vaikelį, tau bus daug sunkiau su juo atsiskirti. Ir neseniai aš klausiau vienos pacientės, kuri laukiasi dabar, bet yra tik pati nėštumo pradžia ir pageidauja nėštumo nutraukimo. Ir aš jai sakau, bet gerai, jūs išnešiokit, aš norėčiau įsivaikinti jūsų vaikelį, jūs galite man atiduoti jį. Jinai sako, nu ne, tada jau negalėčiau atiduoti. Bet kodėl? Nu, pripranti, sako, pripranti. Išeina, kad toks žmogus turi vertę tik tada, kai prie jo kažkas pripranta. Man yra tekę stebėti tai ir iš tiesų labai šaltis kausto širdį, prisiminus tą baisų siurblio garsą, kuris susiurbė visą tą gyvybę iš mamos. Ir po to buvo labai sunku palydėti tą moterį į palatą. Tai yra žmogžudystė, nes žmogus jau yra. Tai negali būti svarstoma, kaip sofą pirksiu dabar ar po 3 mėnesių. Žmogus jau yra dabar. Galbūt aš kalbu žiauriai, aš labai atsiprašau visų, bet man atrodo svarbu būti tiesoje ir vadinti dalykus savo vardais. Aš visada sakau, nemačiau nei vienos moters, kuri gailėjosi, kad gimdė. Ir mačiau daug moterų, kurios gailėjosi, kad negimdė. Aš manau, kad jau apie 2000.